Iš tikrųjų mes esame Marijos žemė. Mūsų karalienė, Trakų Dievo motina, buvo karūnuota popiežiaus kadaise 18 amžiuje. Kaip mes nusiritume iki to, kad čia, kur prasidėjo Baltijos kelias nuo katedros, čia, kur mes meldėmės už Lietuvos nepriklausomybę, čia, kur Mindaugo katedra stovėjo, kur palaidoti mūsų kunigaikščiai, kurie kūrė katalikiškos santvarkos Lietuvos valstybę, kuri gyvavo katalikišką santvarką 400 metų Lietuvoje. Mūsų šalyje gyvavo 400 metų katalikišką santvarką, katalikiški įstatymai, katalikiškos mokyklos, Vilniaus universitetas katalikiškas, su katalikiško dėstymo programa, pats ryčiausias pasaulyje universitetas. Katalikiška programa dėstymo. Žmonės žinojo, kad jeigu nori nueiti į dangų, amžiną laimę, turi būti katalikais, net universitetą tai dėstė, profesoriai, jezuitai. Mūsų valstybės įstatymai buvo katalikiški. Pavyzdžiui, už santuokinę neištikimybę buvo mirties bausmė. Ir mes įsivaizduojam, kas būtų buvę, jeigu čia eitų toks paradas prie Vytauto Didžiojo. Taigi, kas čia būtų organizatoriams? Paprasčiausiai net senieji kodeksai, Justiniano kodeksas numatė mirties bausmę.